Dabar trumpai mano istorija. Tai aš esu Dovilė Čepulinskaitė, kaip jūs žinote, esu Vaiko raidos viena iš bendraįkūrėjų. Esu tuo pačiu mama Lukrecijos, kurią palėtė liga ir kuri po ligos turėjo labai blogas prognozes, kad jinai nevaikščios, nekalbės, neturės suvokimo ir šiandien dienai mes paneigėm visą tai ir jinai tikrai labai daug pasiekė, bet kitas aspektas, kuris yra labai svarbus ir kuris šiandien dienai turbūt mane pasivijo, tai yra tai, kad aš pati nuo vaikystės norėjau būti mokslininkė, norėjau kažką tai duoti šiam pasauliui, todėl po mokyklos man net nekilo abejonių stoti į fiziką, dar kaip dabar prisimenu, kad su mama nešėme dokumentus priduoti, kur studijuoti ir dokumentų priėmėjai dar tada sakė, kad oi ne, tegul dukrytė dar pagalvoja, galbūt nereikia jai stoti į fiziką ir mes išėjome, aš pridaviau, kad tikrai noriu studijuoti fiziką, tikrai noriu būti tas mokslo žmogus, kuris atneša į pasaulį kažką tai naujo ir gero. Bet mama mano, jinai vis tiek abejojo, jinai grįžo, pasiėmė dokumentus, bet mano apsisprendimas tuo metu būti mokslininkė buvo toks stiprus, kad mes sugrįžome sekančią dieną ir vis tiek pridavėme dokumentus ir aš įstojau Vilniaus universitetą, fizikos fakultetą. Taip, tikrai nedirbau garso katedroje, bet tikrai labai daug žinių įgijau, nes mes visus tos kursus praėjome. Todėl šiandien dienai, kuriant integralią stimuliaciją ir ją perkeliant į naujas technologijas, tai aš tarsi grįžtu į tą mokslinę dalį ir labai džiaugiuosi, kad galiu pasiūlyti ir kažką tai sukurti ir duoti pasauliui ir duoti jums, mamos, nes tikrai per 3 metus, kuriuos mes dirbome Vaiko raidos klinikoje ir per dar 10 metų, kuriuos lydi mano Lukrecijos liga, aš žinau, kaip yra sunku visur blaškytis, visur lakstyti ir iš visų gauti tam tikras terapijas, tai labai džiaugiuosi, kad nors viena maža dalelytė, kad integrali stimuliacija taps jūsų namų metodu, kuris padės jums būti su vaiku namie, kuris leis judėti šeimos ritmu. Taigi pats integralios stimuliacijos sukūrimas, jis nėra tiesiog tai, kad kažkuo tai neparemtas, bet tai tikrai mano kaip nuo vaikystės norėtas irgi tas noras sukurti kažką tai ir ta mano mokslinė dalis, jinai per šitos 3 metus, kuriuos mes dirbome klinikoje, jinai turbūt prasiveržė ir nors programėlę planavom paleisti dar ne dabar, bet tačiau jinai išeina šiandien, jinai išeina rugsėjo 1 ir labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie paprastesnės ir geresnės terapijos taikymo ir pritaikymo namuose.